Psichologinė pagalba dabartiniu laikotarpiu ypač aktuali daugybei žmonių, kurie susiduria su dažnu nerimu ir įtampa dėl susidariusios situacijos gyvenime. Pasikeitimai dienotvarkėje galėjo sukelti dažnesnę įtampą, liūdesį, nesutarimus šeimoje tarp sutuoktinių ar tarp tėvų ir vaikų. Galėjo padidėti nerimo mažinimo būdai pasitelkiant žalingus įpročius, padažnėjęs alkoholio vartojimas, kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas, kas irgi nėra gera išeitis. Žmonės dažniau jaučiasi vieniši, pasimetę, nežinantys ką daryti. Saulės šeimos medicinos centras šiuo karantino laikotarpiu suteikia emocinę ir psichologinę paramą nuotoliniu būdu. Konsultacijos bus anonimiškos, lauksim jūsų skambučių.